visiems. Ačiū, kad jūsų tiek daug ir visi atėjot su sąnarės sveikas. Aha. Ir aš Neolife kompanijoje esu 12 metų. Ir čia tas mūsų pavadinimas paslaptingas sąnarių pasaulis iš tikrųjų paslaptingas, nes aš dabar paskutiniu laiku dar visokių paslapčių atsikapščiau. Gali dievulis suprasti ir daugiau, ne tik aš šnekėti apie ten tos didžiuosius kelių sąnarius. Ir kiek čia yra dabar tokių, kurie klausės mano pirmojo seminaro prieš 9 metus. Nu tai va. Aš į Neolife atėjau praktiškai dėl astmos, bet didžioji mano problema buvo sutrūkęs meniskas ir jau apkalbėta operacija, menisko operacija. Bet seminaruose aš sužinojau, kad galima net ir nesioperuoti, nebereikia operuotis menisku ir papildais, su maistiniu medžiagom galima viską padaryti. Problemų aš turėjau daug, bet ta buvo pagrindinė, kada lydėjo pastovų skausmą. Ir iš tikrųjų taip ir įvyko. Praėjo nepilni 3 mėnesiai, mano kelio meniskas susitvarkė, operacijos nebereikėjo. Ir tada aš pradėjau labai domėtis, kodėl taip įvyko, kodėl aš būdama medikė nieko panašaus nežinau, o keisti sąnariams eilės didžiausius. Ir kodėl jie būtinai taip dabar šiuo momentu ima ir labai ant bangos sąnarių keitimas. Na ir pradėjau skaitinėtis, aišku, dėl savęs, bet atsitiko taip, kad susirinko didelis toks kiekis medžiagos ir galvoju, reikia papasakoti kitiems ir paruošiau savo tą pirmąjį seminarą. Jis buvo ilgas, platus, su mokymais, su visko, šiandien nieko panašaus nebus. Mes pasikalbėsim taip labai paprastai, nes ne visiems yra reikalinga tie sudėtingi medicininiai terminai, man jie tebėra brangus. O čia, kuo paprasčiau pamėginsim pasiaiškinti, kodėl dyla tos kremzlės, kodėl tos meniskai plyšinėja, kodėl čia beveik sąnarių visos problemų beveik lygiagrečiai eina su širdies ir kraujagyslių ligom. Jos ir yra labai, taip jau surištos. Pamėginkite atspėti, kiek žmogus turi kaulų. Virš 200. Kiek? Daug. Gal virš 200? Jo, tikrai iš tikrųjų turiu ir 206 kaulai, jeigu į sąnarį po 2-3 kaulus, tai sąnarių mes turim panašiai apie 100. Ir aš pasisirinkau medžiagą dėl... Jo, pavažiuok, kad rodytum daug. Koks jautruolis šiandien. Sumažinkim dėdį. Bet Elvyrai blogai bus. Elvyra nors asmenį matyti. Gera bus. Aš matysiu viskų dar ir čia suskaitysiu. Pasirinkau kelio sąnarį, todėl kad turėjau problemą su kelio sąnariu. Ir ta sudėtis, matos, kiek čia visko yra. O kelio sąnarys, nepatikėsit, yra pats didžiausias kūno sąnarys. Jeigu išklotinę padarius, tai jis ir didesnis netgi už klubų sąnarį. Bet pagrindiniai, kas čia yra, apie ką mes labiausiai kalbėsim, tai kalbėsim apie kremzlę. 2 kremzlės, kaulai, jums viskas labai aišku, čia kiekvienas žinom. Ir yra tie mano meniskai įdėti. Ir praktiškai tokie yra dar tepaliniai maišeliai, tokie, apie kuriuos niekam nesam kalbėję, vadinasi burzos, nebuvau girdėjus, o paskui išgirdau, Genutė pasakojo apie savo kursitą, tai uždegimas tų maišelių, ten paskui pakalbėsim. Ir kelio sąnary turi būti riebalų,
Aišku, nehidrintų riebalų, normalių gerų riebaliukų, kad kaip amortizacija. Ojojoj, jūs turėsit kantrybę su manim. Turėsim. Va. Kaip šnekėjau, tai šita ir senovinio skysčio ertmė ir kremzlės du patys svarbiausi, pačios svarbiausios sudėtinės dalis kiekvienam sąnary. Kiekvienam mažiausiam sąnarėlį sudėtinis labai mažai skiriasi, visur turi būti senovinis tepalas, kad teptų kremzlės ir pačios kremzlės. Kremzlės storis yra nuo 0,2 mm iki 6 mm, o paveikslėliuose atrodo tokios storas, bajavas galėtų būti tvirtos, o deja jie yra labai labai menkos ir didžiosios sąnarios vos 6 mm. Senovinis skystis yra maistas ir vaistas ir duona kremzlėms. Senovinis skystis tepa jas. O sudėtis irgi turi būti nepriekaištinga. Sudėty turi būti hialuronų rūgštis arba gliukozaminglikanas, nu tokia angliavandenių formulė tokia, molekulė va. Gliukozamin jau mums tas pats pavadinimas sako, kad mes žinom, ką reiškia gliukozamin, tai ir hialuronų rūgštis, tai ir būtinybė, pirmoji. Toliau turi būti vanduo, senoviniam skystui negali būti nei skystas jis per daug ir nei tirštas. Vandens, užtat mokslininkai yra paskaičiavę, kiek žmogus pagal savo svorį turi vandens vartoti. Toliau yra baltymai, riebalai, nes pats žodis sako, kad reikia tepti kremzlės. Ir yra sinovicitai, yra tokios ląstelės, kurios priima maistą iš kraujagyslių, priima maistinės medžiagas ir jos gyvena čia membranoje tokiai ružavoj iš vidaus prisitvirtinusios, o čia įsivaizduokit, kad kraujagyslėm ateina maistas ir deguonis, sinovicitai patys pasimaitina tas ląstelės ir kitas maistinės medžiagas atiduoda į senovinį skystį. Kokios tos maistinės medžiagos yra dabar reikalingas, kad jos būtų tame senoviniam skystyje? Visos, kurios gamina kolageną. Nes kolagenas yra pagrindinė kremzlės sudėtinė dalis. Kad ląstelinė kremzlės medžiaga. Nebus kolageno, nebus ir tvirtų kremzlių. Jeigu dar kartą pakartoju, kraujagyslėm turi ateiti maistas į senovinį skystį. O jeigu tų maistinių medžiagų nėra ko atnešti, kaip tada? Senovinis skystis nepilnavertis, pamaitinimo nebus. Arba yra, kodėl sakau, eina lygiagrečiais su kraujagyslių ligom. Jeigu užkalkėjusios kraujagyslės į sąnarį ateina smulkios kraujagyslės. Čia viena praeina per pakinklį, o daugiau maitinančios visos kraujagyslės yra labai smulkios. Jeigu jos pas žmogų aukštas cholesterolis, užkalkėjusios šiek tiek kraujagyslės, maistinės medžiagos irgi blogai pateks į tą senovinį skystį. Nors tokia plona kremzlė, bet ji turi 3 sluoksnius. Vienas sluoksnį maitina iš viršaus kaulas, čia tas pats irgi. Iš apačios apatinis sluoksnis maitina, iš senovinės skystis maitina kremzlę, o vidurinis sluoksnis, kas maitina vidurinį sluoksnį? Vidurinį kremzlės sluoksnį niekas nemaitina, jį gauna tik tiek medžiagų, maistinių medžiagų tik tiek, kiek lieka nuo tų dviejų sluoksnių. Kas atlieka nuo šito. Ir pirmiausiai, jeigu maistinių medžiagų trūksta, irimas kremzlės prasideda nuo vidurinės tos dalies, nes jį badauja.
Ir tas irimas, prasideda kremzlės dilimas, prasideda atskilinėti mažais trupiniukais, kaip manų kruopom, gali didesnį gabaliuką atskilti, pradeda skilinėti, trūkinėti vidurinis sluoksnis, paliečia ir tuos sluoksnius, sakykime, kurios maitina ir senovinis skystis, atsiranda ir senovinis skystis prikrenta kremzlės dalelyčių visokiausiai. Senovinis skystis daros tirštas, nebe toks kokybiškas. Ką padarys? Pradėjo kremzlės dilti. Kremzlės dilti gali pradėti ir gerai, čia yra tokia pavadėlė. Dilimas kremzlių yra ir fiziologinis. Bet jis yra lėtas, nes jeigu toks fiziologinis, tai turi visą su amžium kremzlės dils, kitaip nebus. Bet jeigu jis pas mus nuo 40 metų jau pasidaro patologinis, tai jau reikalai labai rimti. Ir fiziologinis tas dilimas prasideda vis tiek nuo dvi tokios problemos. Jeigu hialurono rūgštis mažėja pas mumis ir Q10, kofermentas Q10 mažėja ir prasideda fiziologinis kremzlių dilimas, bet tai yra normalu, kad pasentume. Ir pagrindinė tokia iš priežasčių ir sumažėja hialurono rūgštis, koncentracija sąnarių skystyje. Ir kas atsitinka tada? Iškart sutrinka skysčio ta apsauginė ir mainitant funkcija. Jeigu jis nepilnavertis, niekaip tu tų kremzlių nepamaitinsi, nieks neateis kitaip padaryti ką nors. Ir atsiranda tas irimas, apie kurį aš šnekėjau, o paskui kaulai sudilusiom kremzliom pradeda vienas į kitą trintis. Čia toks kaip eilėraštukas, toks nuoseklumas, kaip viskas vyksta. Kremzlis, mes vis tiek vaikštam, kremzlis nusidėvi. Tas nusidėvėjimas būna ten visokių tų laipsnių, nesvarbu. Ir kas gaunas, kada kremzlis yra, kada kaulai be kremzlių palieka. Tai darosi iškart skausmas ir uždegimas. Ir mes jį iškart jaučiam. Toliau seka kremzlis degeneracija, kad būna, kada visiškai jis sunyksta, visiškai suyra ir kaulas prie kaulo būna dar netgi taip, kad net ir suauga. Tada aišku, judesiai mums yra riboti, mes jau ne kažką. Paveikslėlyje yra sveika kremzlė, jau abidvi kremzlės, o čia jau yra pradėjusios dilti kremzlės. Dilimo dalelės, tos senoviniam skystis, kad sąnarys dirba, susiplaka tie visi skilimo produktai, kremzlių, tie visi gabalėliai, jie susiplaka ir ant kaulų pakraštėlių atsideda, vadinasi, osteofitai ir atsideda tokios kaip ataugos, kolonijos. Mes sakom, kad ataugos, bet čia yra tik iš kremzlinio audinio susidaręs osteofitai, kurie, nieko gero, jie visur čia yra nervai taip pat vaikšto ir aš čia negaliu nieko rodyti, supykti. Ne, čia užmiega, čia reikia dažniau judinti. Ir osteofitus labai rengiant nuotraukas gerai parodo, jeigu labai didelį, aišku, reikia operuoti, bet nuoperavus tie osteofitai dar greičiau, tas nuoperuotas vietas užsideda. Esmė gyvenimo ir sveikų sąnarių esmė yra stabdyti kremzlių dilimą. Jeigu mes ir neatnaujinsim jau žmonės amžiuje, bet bent sustabdyti toj padėtį, kur esam, kur pradėjom rūpinti savim. Sąnary dar yra raumenys. Raumenis raiščiai sausgyslės, kad ilgai prie šitos skaidrės nebūt, net visur yra patamsinta kalogenas.
Visur šitiems reikalams yra reikalinga labai daug kolageno, o kolagenui gaminti mums yra reikalingos maistinės medžiagos. Dabar apie menisko plyšimą, čia mano bėda. Labai daug skaičiau, kaip vyksta pati operacija menisko. Meniskas plyšta, čia viskas veikia, o čia meniskai. Plyšta yra 2 ragai, jeigu šitai plyšta ragai, vadinasi, ragai, ten MRT parodo, kur plyšimas, arba gali būti dalinis įplyšimas. Mano toks buvo dalinis įplyšimas. Pavyzdžiui, dukrai pas mane yra, Ilona yra, toks horizontalus plyšimas, nežinau kur ten. Tik pačiam kūne įplyšimas. Simptomai nebūtina MRT daryti, simptomai labai yra aiškus. Jeigu ragai yra įplyšinėję, tai lipimas laiptais parodo menisko problemą. Arba į viršų, arba į apačią lipant, parodo, kad ten yra jau problema. O jeigu yra toks horizontalus įplyšimas pačiam kūne, tai negali atsitūpti. Niekaip negali atsitūpti, priešą skauda ir toks požymis be šito, kad ir be to MRT darimuose. Aš dar jums artrozė, išsivaikščiojimo sindromas. Dar biškai sugrįžkim truputėlį dėl to, prie tos artrozės. Kada galima numatyti, kada prasideda kremzlių dilimas? Yra toks išsivaikščiojimo sindromas, ant kurio paslysta žmonės. Tiesiog, kas tas yra? Atsikelia iš po nakties, tu negali, tau skauda ar vieną, ar abu kelius, ar dar kažką, daugiausiai apie sąnarį šnekam šiuo momentu. Ir tu pavaikštai, kažką padarai, pavaikštai, viskas, esi sveikas. Ir jeigu paklausi žmogaus, kaip tau ten, tai sako, aš išsivaikščioju, man gerai yra. Viskas man gerai su sąnariais, aš išsivaikščioju. Tai yra didžiausia ir pati pirmoji klaida. Tu gali išsivaikščiojimo sindromą pajusti 40 metais, gali ir 70 metais. Bet tai yra pirmasis rodiklis. Pirmasis. Kada išsivaikščioji, žinau, kad kremzlės yra pradėjusios dirbti. Plyšus meniskui dažniausiai yra skausmas. Aš negalėjau, pavyzdžiui, ir atsiklaupti niekaip, lipti laiptais, niekaip greitojai dirbant, aš vis tiek jau vaistų išgėrusi darbą, nes niekaip būna ta komplikacija tokia, kad užsikerta, tada tu niekaip nepadarysi nieko. Jau važiuosi į ligoninę tvarkyti reikalų, patinimai, skausmai visokiausi. O operacija kokia vyksta? Tiesiog labai paprasta. Šitos įtrūkimo vietose, bet kokiuose būna daug tų atplaišų. Meniskas yra tik minkštesnis, toks kaip minkštesnis negu kremzlės, ir tos atplaišėlės, visos atplaišėlės to artrostropų išrankioja ir paleidžia. Su tokiu atviru ir paleidžia. Dabar dar horizontalius tos kūnė, kada yra plyšimai, dabar jos dar susiuva. Bet jeigu yra tokie, ar tau visiškai bus nutrūkęs, ar biškai įtrūkęs, išrankios skilimo tos visus produktus ir tave paleis toliau gyventi su tokiu. Tai mes turim savo Ireną, jie išoperuoti meniską, ją būtų ir jį operacijos stovi tirkšlių pušynė ir verkia. Ir aišku, pradėjo papildus vartoti, jis susitvarkė irgi. Paleidžia kažkaip gyvenimo eigoj, kažkas turi įvykti, kad tas plyšys jis ar jungiamuoju audiniu peraugtų, ar mes su maistinėm medžiagom gaminsim kolageną ir mums puikiausiai užsilopys, jeigu bus su kuo.
Pats sunkiausias reikalas čia yra. Kokia pirmoji pagalba, aišku, sąnariams, čia aš nesakau, kad čia yra tik meniskui. Čia bendrai sąnariams pati pirmoji pagalba. Tik 4 buteliukai. Ir prie išsivaikščiojimų sindromo tiek ir užtenka. Tikrai daugiau nebūtina, kad žmogus pajustų, kad tikrai pavartojau ir man sąnariai pagerėjo. Deja, aš iš pradžių irgi šitiek tik te vartojau, man ne kažką aš jutau, tai tada paskui dar dasipirkau dar 4 prie viso to ir galutinai susitvarkiau menisko plyšimą. Kas tie dar 4? Tai buvo vitaminas C, vitaminas E ir česnakas, siera. Siera yra kolagenų gamyboje irgi dalyvauja. Aš ten flavonoidus dar, bet šiuo momentu pasiūlymas yra prie sąnarių, kokios problemos bebūtų, vartoti Q10, nes Q10 kažkaip į kaulus nueina tik su kolagenų pagalba. Į ląsteles tas Q10 turi būti kiekvienai ląsteliai dėl energijos, dėl kaulinių ląstelių vystymosi, kad daugiau jų prisigamintų Q10. Tada dar nebuvo Q10, kad pas mane buvo reikalai. Burzitas. Burzitas, aš ten rodžiau jums, ten pirmoj skaidrė, yra tokios burzus, maži tokie maišiukai, mažus pagalvėtis, maži maišiukai, kurie yra sudėti po kiek ta vieta, kur sausgyslė prilimpa prie kaulo. Po kiekvieną sausgyslytę yra įdėta po pagalvėlę, po burzytę. Ir jeigu priežastys tokios įvyksta, dėl tokių panašių priežasčių, tų burzų gaunas uždegimas. Ir nežinau, manau, kad nesu turėjus, bet priežastys tokios ir vienodi ir tie patys judesiai. Kad pagalvėlė ta padėta ir po sausgyslę ne tam, kad ją ten prispaustų, spaustų ir laikytų, o kad sąnarys judėtų. Sausgyslė, kad judėtų, tada burza jai padeda spirukliuoti. Ir dažniausiai priežastys būna traumos, ypač kada trūkinėja sausgyslės ir žiūrint, kur ta sausgyslė prisitvirtina. Kartais būna labai paviršiui, alkūnėse būna labai paviršiui, net prie odos tvirtinasi burzos. Būna kulnyje labai arti odos, o šiaip jos yra vidinės, nes viduj pas mumis yra sausgyslių, sąnarių viduj, jų nelabai pasireiškia, tik MRT gali parodyti, kad yra uždegimas ar suplyšusi, ar kas nors ten. Tai netgi reumatoidiniu artritu sergant burzus irgi kartu padeda, būna ūmus jų reikalai, uždegimai, infekcijos visokios. Ir profesionalų sportininkai, achilų sausgyslė labai yra, vis kartu eina su burzitais, jeigu jį trūksta, tai jau ten didžiausia problema. Ir yra ūmus skausmas, jeigu ištinka ūmus skausmas be priežasties, dėti šaltį. O jei sustingimas, paraudimas, ramybė, aišku, o lėtinis, kada ta burza tiesiog gali ir supuliuoti, gali prisinešti visokių tas maišelis nuosėdų visokiausių, tada vis tiek jis skaudės, vis tiek pas gydytoją gali tekti nueiti, bet galim ir mes žinoma tvarkytis kitaip. Kartais jos yra visiškai pašalinamos. O tik uždegimą mažantis ir antioksidantai, ir viską sutvarkys, jeigu yra nedidelis burzus pakenkimas. Facetiniai sąnariai.
iki šių metų aš gal kažkada ir mokiausi prieš daugą metų, bet aš apie juos visiškai buvau užmiršus, bet kad gavau MRT paskaityti man atnešė, kokia problema, kokia ten rodo, kad pas žmogų yra facetinių sąnarių degeneracija, kremzlių degeneracija, nes jie yra jau visiškai sudilę. O čia yra mūsų tas stuburas mūsų ir tarpslankstelinis diskas, viskas aišku. Ir mes turim tokias keteras dar prie stuburo, o tos keterytės su viena su kitu ir sujungta sąnariu. Ir jis vadinas facetinis sąnarys. Facetiniai sąnariai yra tokie sudėti, kad padėtų mums lankstytis ir suktis per liemenį. Jie tokie kaip pagalbininkai, apsaugantis tikrai stuburą. Sudalyvauja tuose procedūruose viskas. Ir yra sudėtyje jų yra dvi kremlinės plokštelės, viena ir kita. Ir yra įdėti nieko daugiau, tik meniskai. Plonyčiai meniskai, kad tos plokštelės galėtų mums sukantis irgi sukinėtis diapazonu tokiu, kokiu reikia. Bet atsitinka taip, kai pasilenki, nori kažką paimti, jeigu dar kažką pakelti ir viskas, ir nebeatsistoji. Kas tada ten įvyksta? Tame sąnary įvyksta toks blokas. Arba dar jau mediciniškai vadinas sąnarinė restrikcija. Tai reiškia užstrigimas. Užstringa, pasisuko plokštelė ir jie nebegali atgal sugrįžti. O 3 tokios ir patologijos tų sąnarių. Kada dėl blogos judesių kontrolės. Jeigu mes nešiojamės gyvenime šitoj vietoj, kažkokį negerumą, biškį pusiau pasilenkęs, sunkiau atsistoji, gali turėti tikimybę, kad facetiniai sąnariai pradeda kalbėti, gesti, sakykim taip. Bet į tai visiškai nekreipiam dėmesio, o reikėtų pačiu pirmu punktu pasirinkti tinkamus judesius. Niekur neskubėti. Toliau užsikerta tos plokštelės, kada yra artrozė. Jos pasidaro aštrios ir visiškai kartais dėl nesunkių judesių, dėl visokių yra tas užsikirtimas, kada suėmė ir tu nebeatsitiesi. Ir trečias būdas, kada šitam blokė sudalyvauja ir meniskai. Tada, kada yra keliama, sukamasi, o kojos ne. Sukamas judesys, o kojos pasilieka. Kartais mes sukamės, bet bent vieną koją pasukam iš šono. Bet čia kartais būdavo keli dėžė, nėra vietos ir kaip nors. Ir viskas. Tada sudalyvauja šitas meniskas ir blokas jau toks labai sunkus. Priežastis. Facetinių sąnarių kremzlės dėvisi lėtai ir be skausmo. Kada pradeda dėvėtis stuburė, mes iškart pajuntam skausmus, o šitos dyla, be jokių skausmų. Todėl, jos dyla, mes čiut jaučiam kažką, bet čia nervai, čia pinigai, čia šis, čia tas. Ir nekreipiam dėmesio. Yra pasikartojantis apkrovos judesiai, krovėjai, šokėjai nudėvi šitos facetinės sąnarius. Ilgalaikė pastovi vienoda būsena, sėdėjimas, žinom, visi esam patyrę, iš lėktuvo, kol atsistojam, vai. Stuburo diskų plyšimai arba išvaržos, nes jeigu diskas suplyščia šitoje vietoje arba išvarža pasidarys, jis labai pakenks ir facetiniam sąnariui, jis labiau bus linkęs užsikirsti. Intensyvi apkrova ir labai
didelis straipsnis, didelį mokslinį straipsnį, tokį paskaičiavo vienu mokslininku apie užrūgštintą mitybą. Užrūgštinta mityba yra didžiulis blogis sąnariams. Šarminimas yra 1:4 turi būti pH. H šarminanti, va tokia 1:4 rūgštinanti vienetukas, o 4 santykių turi būti šarminančių produktų valgoma. Kas vyksta tada, kodėl atsiranda dabar rūgštai valga ir kas, nes organizmas nori nusišarminti, susitvarkyti viską ir ima kalcį iš visur, kur tai gali, iš dantų, iš kaulų, iš sąnarių. Labai užrūgština organizmą ir labai kenkia didelis baltymų dozes. O didelėm baltymų dozėm labai piktnaudžiauja kas sportininkai. Čia toliau. Aišku, vandens trūkumas, tai jau kas be ko. Ir kas pasidaro su inkstais prie užrūgštintų organizmų. Inkstai nuo 40 metų 1% vis mažiau dirba. Kiekvienais metais vis mažiau dirba inkstai, nes jie būna pervargę nuo to disbalanso su rūgščių ir šarmų. Ir sulaukus 70 metų, aš save galiu jau įsivaizduoti, kaip gyvenčiau su vienu inkstu. Toks pakenkimas yra užrūgštintų organizmų. Ir labai dar, jeigu trūksta vario, vitamino A ir geležies, didelės studijos yra ir su variu labai. O kada ta užrūgštinta mityba gaunasi? Kada rūgštus maisto produktus valgom. Aš esu surašęs, čia galėsit nusipaveiksluoti, kokie užrūgštinti produktai. O čia man reikia labai tiksliai, tai pradėkim. Gerai būtų. Aš tam padės, pažiūrėjau. Aišku, kad padės. Kitaip niek nebūtų. Tai tokį viskelį. Nu. Ir tada tada lygiai. Man paskutinį skaidrį čia atsidėjau. Aš jums papasakojau savo istoriją apie pacientinius sąnarius. Jeigu ne tas atvejis, aš labai rimtai į juos nebūčiau net atkreipus dėmesį. O buvo taip, kad aš labai greitai šokau iš lovos, tiesiog iš ryto šokau iš lovos, buvo kažkaip tapti toliau ir aš pusiau sėdėdama dar norėjau greit tą tapti pasigriebti, nes reikia bėgti tualetą greitai. Ir viskas. Ir 3 dienas išvaikščiojau tokioj padėtyje. Skausmas prie pacientinių sąnarių ir prie to bloko ir specifinis. Tu niekaip negali atsitiesti, o kaip dabar galiu demonstruoti. Bet skausmas praeina susilenkus. Tiesiog praeina skausmas. Galiu vaikščioti ir daryti viską ravėt dažą. Niekas tau neskaudės absoliučiai, bet tu neatsitiesi. Tai va, kad po bloko. Ir tas blokas, kaip pašalinti tą bloką, aš įsivaizduoju, kaip ten ligoninėje tą daryti. Aš vartojau šitai. Kai ką pati susigalvojau, kai ką nukopijavau. Ir aš iš ryto viskas atsitiko. Antros dienos pavakarį aš jau pradėjau atsitiesti šiek tiek, o trečią dieną aš jau galėjau atsitiesti, bet man dar vis tiek ar taip, ar kitaip, ar dar kitaip visai čia skaudėjo. Bet aš jau galėjau atsitiesti. Ir skaitoma lengva bėda, jeigu tu susitvarkai per 5 savaitės. 19 man buvo 4 savaitės. Balandžio 19 man buvo šitas įvykis. Tai va, aš biškį susitrumpinau tą laiką, gali tęstis iki 12 savaičių, o jeigu nesusitvarkai, tampa lėtinė problema. Bet jeigu bent kartą turėjai šitą sąnarinį tą bloką, apie jį niekad nereikia pamiršti, darant posūkius.
Ačiū, kad klausėt. Šitiek O dabar, trumpai. oi, atsiprašau. Turiu aš čia surašius, kas rūgštinantis, kas šarminantis produktai. Čia ne vien tik dėl sąnarių. Ir praeitam seminarė aš buvau jums pažadėjus, kad mes kalbėsime apie reumatoidinį artritą, bet apie jį reikia padaryti atskirą seminarą, ilgą, didelį, visą valandą su viršum, kad galėtum pilnai viską išpasakoti. Tai dabar kviečiu Egidiją, jį apie reumatoidinį artritą kalbės irgi labai trumpai. Bet jeigu norėsit apie reumatoidinį labai ilgai, tai kada nors pasidarysim. Mūsų čia jau persijungti. Bandysim su to technika kažkaip susidraugauti. Iš tikrųjų, va dabar Monika papasakojo apie tą užsikirtimą. Buvo toks atvejis, kad aš mieste, bankomate, prie manęs priėjo moteris ir va taip, irgi va tokia padėtį. Ir aš įsigandau, galvoju, kas tai moteriai negerai ir aš pasižiūriu, o ten mamos metų kolegė. Ir Ana va taip ir vaikščiai, žinokit, tokiai padėti. Tai pamatysi žmogus, iškart žinokit, kad va, gali pasiūlyti šitą receptą. Bet aš, pavyzdžiui, irgi turėjau tada. Dabar vaiką pradėjo pasakoti. Tai va, Jurgita, kai gimdžiau. Kiek metų atgal? Aš po gimdymo 3 paras vaikščiojau, va taip, kaip va ta vyra karodė lovom. 3 paras. Taip. Tada dar nebuvo kokiam. Bet matyt buvo gal pradžia, kad paskui man davė tas išvaržas ir viskas jo. O dabar prieisim prie lygų ir labai trumpai paminėsiu keletą lygų, kurios būtent yra susijusios su sąnarių problemomis. Ir ne šiaip sugalvom, kad čia reikėtų pašnekėti, bet tiesiog aplinkybės. Taip atsitiko, kad pasikreipė žmogus su skaudančiais sąnariais. Ir, ką mes konsultantai, mes ir ieškom tos informacijos, ieškom tos sprendimo būdo, kaip padėti žmogui išeiti iš visų šitų negalavimų, kad nereikėtų griebtis vaistus. Na ir kas yra tas reumatoidinis artritas, tai visi žinom, kad tai yra autoimuninė liga. Tai ne tik, kad uždegimas sąnariuose, bet jau imunitetas yra lengvai išprotėjęs, kada jis nebežino, ar gerieji dalykai, ar blogieji organizmai, jis tiesiog atakuoja savuosius ir imunitetas tiesiog jis yra išsiderinęs ir mūsų organizmui sukelia įvairiausius nepatogumus ir žmonės nežino, kaip daryti ir ką tvarkyti. Ir dažniausiai būna, kad gėbėsi vaistų, eina pas gydytojus, tas yra normalu, daryti tyrimų, bet to sprendimo tinkamo daug metų tiesiog neranda arba randa, bet vis tiek nesisprendžia iki galo. Tai kokie būna patys pagrindiniai simptomai prie reumatoidinio artrito? Tai apatinės sąnariai, kada pradeda kauptis skysčiai, kada atsiranda stiprus deginantis skausmas, jį gali lydėti ir su temperatūra, ir begalinis nuovargis, ir vėl tas pats sustingimas sąnarių. Kada mes ilgesnį laiką tiesiog pabūnam kažkokioj padėty, nejudėdami ir po to mums yra sudėtinga atsistoti ir yra toks diskomfortas ir tai galim jau įtarti, kad pas mus jau yra reumatoidinis artritas. Artrito yra 4 stadijos. Laukit, aš išmokstu jo padaryti. Tai turite. Drebančiam rankom, žinokit, jaudinamės, suprasit. Biški matosi, ne? Tai yra 4 stadijos. Ir aš, kad iškovau informacijos, tai yra radau tokią informaciją, kad 60-mečiai, jau, kaip sakom, senjorai, kaip jums atrodo, kiek procentų turi artrito? Kiek procentų senjorų turi artrito? 90. 90. Taip. Tik yra skirtingos stadijos, bet čia dar buvo iki COVID, kad aš perskaičiau, tai dabar nežinau. Bet čia yra informacija, neišgalvota. Tai yra tos 4 pagrindinės stadijos. Pirma stadija yra tiesiog tas uždegimas, kada mes jaučiam skausmą ir truputėlį sustingia jau sąnariai, toks diskomfortas. Ir blogis yra tame, kad rentgeno tyrimai neparodo šitos problemos. Ir žmonės vėl, kaip sako, gal aš čia įsivaikščiosiu, gal man čia praeis. Taip, ir mes eidami ir praeidami ir nukeliaujame tą antrą stadiją, kada pradeda irti kremzlis. Ir būtent jau čia mama kalbėjo apie tas kremzlis, kada jau yra pažaida, tada yra ir stipresnis skausmas ir tada jau tie išsivaikščiojimai nebėra tokie malonus, tiesiog yra kaip ir nuolatinis jau toks rimtesnis skausmas.
Trečioji stadija, kada jau pažeidžia kaulus, va, ir jau matomi rankų, pėdų, sąnariuose, jau matomi kažkokie pakitimai, jaučiami atsiranda tokie guzeliai, tokie kaip žirniai sudžiūvę, tai jie būna visur pas žmogų organizme, visur gali jau būti, tai jau pastebime tuos pakitusius truputėlį dalykus. Ir ketvirta stadija, kada jau uždegimas sustoja, bet sveikata negerėja, būklė sąnarių blogėja ir tai jau iš tikrųjų matom, kai žmogus eina su reumatoidiniu artritu, tiesiog jau galime tarti, tiesiog be jokių tyrimų, kad jau ten yra labai stipriai pažaida. Tai vat, kas sukelia šitos pagrindinius ar artrito ir reumatoidinių sutrikimus, tai visų pirma hormoninė sistema įsiderimusi ir ypač tai skydliaukė ir kasa. Mes moteris tikrai nepajaučiam, kad ateina, kaip jau mama ir minėjo, sesiai prasidėjo klimaksinis laikotarpis ir iškart pajuto, kad kažkas yra negerai su sąnariais. Tai hormoninė sistema pirmoje vietoje, aišku, yra alergijos, tai gali būti produktams, tai gali būti chemikalai, žiūrint kokioje aplinkoje mes dirbam. Toliau yra infekcijos. O apie infekciją aš truputėlį noriu plačiau pakalbėti, gal tiesiog nesusimastom, kol nesusidurėm gyvenime su tokiom situacijom kaip streptokokas, stafilokokas, borelija, žinot, tai Laimo liga, kuri nukeliauja į sąnarius ir duoda stiprų negalavimą, ir virusai. Atrodo persirgama, net, tarkim, sakykim, turim ten streptokoką, stafilokoką, ten dar kažką susirgo. Bet šiai dienai aš noriu akcentuoti skiepus. Tai irgi yra virusai, yra suleidžiami. Mes nežinom, ką ten suleidžia, bet iš tikrųjų, prieš skiepijantis reikėtų labai atidžiai pasiskaityti, sudėti, kas yra ir kokią žalą ir kokią naudą duos. Nes aš turėjau atvejį, kai mus pasikreipė, dar iki COVID pasikreipė jauna šeima, mergytei buvo 4 metai ir sako, mes niekaip nežinom, kaip sustabdyti problemas, vaikas nuolat serga. Ir mes dar, sakė mažytė, papildomų skiepų suskiepijom nuo plaučių lygų. Dabar nepasakysiu, kaip ten ties. Mama sufleruok, nebeatsimenu, žinok. Bet ne esmė. Esmė yra, kad paskiepiau, kad tas vaikas nesirgtų plaučių lygom. Ir kada pradėjom atkelinėti, kad sako, jai ir pradėjo blogėti, ir imunitetas nukrito, ir tonzulės išoperavom 2 metų vaikui, ir prasidėjo sąnarių problemos. Tai vat kur nukeliauja ir sako, iš kur, kaip gali būti pas tokį vaiką, va tokios rimtos problemos. Ir kada mes atkėlėm, kada tas vaikas pradėjo sirgti informaciją skiepų knygutę, nes mums patarė Eglė Ženkauskienė tai padaryti, nuo kokio skiepo galėjo suaktyvuoti, nuo tokio situaciją, tai mes atradom, kad būtent nuo to plaučių lygų skiepas ir buvo veiklioji medžiaga, ten lotyniškai, kur mes įsivertėm ir ieškojom ilgai, tai buvo būtent streptokokas. Tai kuris nukeliavo į tonzulės aš operavo, bet nukeliavo į sąnarius. Tai šiandien šeimai yra kryžių padėjus ant visų skiepų ir sako, gyvenime nesiskiepysim. Tai skiepai irgi yra, sakau, čia reikėtų prie virusų skliaustelius parašyti dar ir vakcinos, kurios iš tikrųjų pakenkia mūsų sveikatai. Toliau suprantam, kad yra laisvųjų radikalų, tai prasideda oksidacija organizme, rūkymas, taip pat niekam neį naudą, ir psichikos būklė. Atrodo, kaip čia gali dabar būti psichiniai dalykai prie tų dylančių sąnarių arba ten prie visų tų dalykų. Mano dukra dabar studijuoja mediciną ir iš tikrųjų medicina labai, žinokit, keičiasi ir keičiasi į gerą. Ir mes konsultantai galim tai pasidžiaugti, nežinau, gal čia dalis ir mūsų darbo, kad mes garsiai kalbam, nes pirmoji pagalba yra dėstoma prie ligų psichosomatika. Pirmoji pagalba. Tai psichosomatiniai dalykai iš tikrųjų labai stipriai paveikia mumis ir tos autoimuninės ligos tikrai pasiskaitykit, pasidomėkit, nes labai gerą knygą galiu rekomenduoti. Sveikata galvoj, o ne vaistinė. Ten labai daug atsakymų, lengvą formą galima atrasti su paaiškinimais, kaip atsiranda ligos. Tai buvo pati beveik pirmoji knyga, kad atėjo Vineolife ir nežinau, aš gal 2-3 knygas esu išdalinus, iškeliavusi ir jos niekaip nebepareina pas mane. Tai
psichosomatiniai dalykai. Na ir aišku, paskutiniai du, tai bloga mityba ir pralaidų žarnynas, nu čia reikia vainikuoti juos abu, nes šiandien mes neturim gero maisto, kur būtų maistinių medžiagų ir taip atsiranda tas pralaidų žarnynas. O pralaidų žarnynas tai yra jungiklis autoimuniniam ligom, įjungia žalę šviesą ir pasileidžia greitkelis. Ne tik tais, kad tarkim artritui ar tam dar kažkam, bet mes galim turėti ir kitokių ligų, jeigu šiandien nežiūrėsim, ką valgom, ką dedam į burną ir kokius ir kaip save papildom, kad mūsų organizmas būtų sveikas. Žinokit, aš jau greitą kalbę varau. Dabar komplikacijos. Kokios atsiranda komplikacijos? Ne, atsiranda, sakykime, kažkoks gydymas, kartais negydom, pereinam į tas kitas stadijas, ne, uždėlsiam. Bet kas nutinka, kai jau yra rimtos problemos, tai tarkim, žmonės pradeda vartoti vaistus. Dažniausiai prie reumatoidinio artrito yra siūlomas prednizolonas. Čia Raselį jau linguoja, kad jau esam tikrai girdėję ne vieną istoriją, kaip kokią žalą padaro prednizolonas. Tai jis taip sumažins uždegimą, bet jis labai stipriai pakenks kaulam, nes susilpnins kalcio įsisavinimą būtent į kaulus. Tai, kaip sako, turim vieną problemą, būkime atidus, kad neturėtumėm dar šalia ir kitos. Jau apie mazgelius truputėlį kalbėjau, ne, kad jeigu atsiranda kažkokie sustingę, tos visos atplaišėlės, pelės, kaip čia mama, kad ir kalbėjo, jie kažkur susidaro po odą, mes jaučiam, tai žinokit, kad čia tikrai jau gali būti artrito pasiekmes. Toliau. Įvairios infekcijos. Nu, patys suprantam, jeigu yra organizmai uždegimai, autoimuninės ligos, tai autoimuninė sistema pas mus neaišku, kaip ten dirba. Ir iš tikrųjų tas sergamumas virusais, infekcijom, jis padažnėja ir tada žmogus sako, nu va, viena liga nevaikšto. Šalia visuomet lydi kažkokia kita. Toliau riešo kanalo sindromas, jau nesimato, tik gali būti būtent ir dėl reumatoidinio artrito, kada užstringa, kada atsiranda tokie nepatogumai, tikrai tai irgi gali būti artrito požymis dėl deformacijų, limfoma, kuri būtent dar reumatoidinis artritas padidina riziką onkologiniam susirgimam ir anemija, tai kad organizme vykstantis uždegimai sulėtina arba susilpnina geležies įsisavinimą. Nu, tai čia vėl tas užburtas ratas, ne, va, ką padaro gydymai. Ir ką dabar daryti? Jeigu mes, sakykime, jau įtariam, kad turim ten pirmą arba ten kažkokį jau tą... Aš noriu geriau padaryti. Nu, kažkokia jau ten pirmą, antrą, trečią tą stadiją, kaip sustabdyti, nes iš tikrųjų su tą pirmą ir antrą puikiai galim gyventi ir nejaust kažkokių didelių pokyčių. Tai visų pirma yra omega prieš uždegiminis. Supraskim, kad dabar, jeigu mes esam 40-mečiai ir jaučiam tik tais pirmą tipą, nu, tos pirminius simptomus, taip, užteks mums 3 kapsulyčių, bet jeigu jau yra didesnė pažaida jau sąnariuose, jau reikia terapinių dozių. Nes, kaip mama ir minėjo, mes turim ne vieną sąnarį, mums reikia jau tvarkyti visus sąnarius, nes reumatoidinis artritas gali nukeliauti į visus sąnarius. Tai va, kad apsaugoti, tai omega yra numeris 1. Ir kodėl būtent Neolife omega? Todėl, kad čia yra 8 rūgštis, o populiariosiuose, gal taip pasakysiu, yra 2. Tai įsivaizduokit uždegimą, kas malšina ar 2 gaisrininkai, ar 8. B grupės vitaminai ir C, tai būtent palaiko hormoninės sistemos veiklą, kaip ir minėjau, hormoninė sistema numeris 1 dėl atsiradimo ir būtent kuri pagerina kalcio apykaitą. O kalcis, žinom, reikalingas sveikiems kaulams. Nu, antioksidantai. Mityba ir vėl. Ne, mes labai turim prie reumatoidinio artrito žiūrėti mitybą, daug ko atsisakyti ir kuo daugiau vartoti antioksidantų. Bet mes šiandien suprantam, kad tokį kiekį suvartoti maistinių medžiagų su maistu, tik iš maisto yra praktiškai neįmanoma, kad gauti vitaminą A, flavonoidą, žalią arbatą, svogūnus, česnaką. Tai šitie visi antioksidantai, jie turi tokį
poveikį, kad ir mažina uždegimą, bet tuo pačiu ir malšina skausmą. Nu, žinot, ne, kad jau išmanus jau Elvyros paskaitų, kur yra skausmas, ten nėra uždegimas. Jau vienareikšmiškai tą dalyką, ko gero jau visi žinom, gal nesikartosiu. Na ir ką dar padaro, dar sumažina laisvųjų radikalų dauginimus, ne, kad nesidaugintų uždegimas. Gerusi žarnyno bakterijos, jeigu autoimuninės ligos, žarnyno mikroflorą reikia palaikyti stipriai ir sveiką. Na ir bosvėliai. Kas tada dabar bosvėliai? Čia vėl didžiąją dalį jau daro ir medikai. Jau rekomenduoja susirasti gliukozaminą, kur būtų su bosvėliai. Ir turiu vieną klientę iš Klaipėdos, kur būtent gydytojai ir rekomenduoja ieškoti prie artrito su bosvėliai. Nes ką bosvėlija daro, aš dabar nuskaitysiu tą sakinį, nes čia mama liepė ne vieną žodžią neišmesti, kad viskas būtų teisingai. O mūsų bosvėlija yra gliukozaminė. Tai ką padaro? Imunomoduliatorius prie autoimuninių lygų, stiprus nuskausmintojas, antibakterinis ir antivirusinis veikimas. Gal daugiau nieko nereikėtų šnekėti, ne? Viskas aišku. Ir kartais žmogus sako, gal aš nusipirksiu vieną gliukozaminą, gal aš galiu vartoti vieną gliukozaminą, jeigu aš jau toks geras. Taip, galit vartoti ir vieną gliukozaminą, nėra parašyta, kad jo negalima. Bus geriau negu, kad iš vis nevartosit, bet supraskit, 102 sąnariai, kur uždegimas gali jau keliauti per visus sąnarius. Ir mums nereikia tik tais vieną sąnarį tvarkyti, bet reikia apsaugoti ir visus kitus. Tai va, kad aš viena nekalbėčiau, aš kviečiu tą žmogų, dėl kurio aš čia ieškojau informacijos, knaisijos, domėjos apie tą artritą. Ir supratau, kad man irgi iki to 60 metų nedaug bėra ir aš turiu saugoti savo sąnarius. Tai aš kviečiu Reginą ateit pas mane, mes truputėlį tave patardysiu. Regina, Labas vakaras. Regina, tu atėjai gruodžio mėnesį kažkaip. Jo, gruodžio mėnesį. Atėjai į seminarą, va čia Aurelija davė pas Elvyrą. Su kokia problema? Kas tau buvo, kokie tau buvo simptomai? Pasakysiu, giliu jaunystėje turėjau labai didelę traumą. Kelieno. Turėjau didelę kelieno traumą ir 2011 metais man išoperavo meniską. Ir man pradėjo vėl jį skaudėti. Ta koja šitai, atsitūpti negaliu, atsiklaupti negaliu. Nu, jeigu, sakykime, dar žaravi, tai pasidė ką nors minkštą, kad galėtų atsiremti. Ir atsirado rankose tie žirniukai, kaip gydytojas sakė. Delne, ant piršto vieno, ant piršto kito, bet jie man tai padidėja, tai sumažėja. Ir šitai va, nykščių sąnariai. Negalėjau mineralinių buteliukų net atsisukti. Dabar jau galiu ir mineralinį atsisukti, bet apie stiklainiuką, sakykime, kokio gurkiuko, ką nors padažą pomidorų, negaliu atsukti, nes labai didelis ranką neapčiau. Tai pradėjau vartoti papildus. Omega, gliukozaminą, flavonoidus, česnaką, bakterijas, visus šios dabar naudoju. Turiu dėžutę, viską susidėjusi esu, iš ryto atsisėdi pasidažyti, pasidėjai puodukas vandens, ir atsiverti dėžutę, jau va tą suvartoji, nešuosi darbą, pavalgai pietus darbę, vėliai pasidėti, man tą reikia naudoti. Vakarė pareini, vėliai nusivalai veidą, vėl ant stalo, vėl buteliukas, vėl visą dėžutę, viską reikia pasinaudoti. Nu ir manau, kad aš viską įveiksiu su papildais, kad nebebus man tų guziukų, nebebus, rankytės bus gražios. Ir dar ką pastebėjau, labai mano kirpėja pasidžiaugia, kad labai auga plaukai, vešlus, graži ir nagai. Kaip pradėjai ieškoti problemos, ne, per medikus, ką medikai tau sakė? Medikai taip važiavau dėl tų sąnariukų, dėl tų rankų, šitai važiavau pas reumatologį, važiavau į Panevėžį, nebepasakys dėl pavardės kaip yra. Padarė kaulų tankį, viskas gerai su tuo. Paėmė kraujo tyrimą, tą dieną negalėjau padaryti, atsakymą negalėjau gauti. Paskambinau po porą savaičių, buvo paskirtas vizitas, aš jau susirašiau, viską nuvažiuoju iki Šiaulių, skambutis man. Jūs, ponia Regina, nebevažiuokit, jums nieko nėra. Nors sąnariai skauda, kaip sakau, nieko nėra.
Nebevažiuokit, aš jums išrašiau siuntimą, reabilitacija. Nieko nėra, kraujas nerodo, kad man kažkas tai, bet man grinai matosi, bet niek nerodo. Ir va, turėjau Laimo ligą, irgi, gal matomai, gal kartais tasai paveikė man tos sąnariukus, gal kartais, Bet tau nedarys to Laimės iškart kažkaip su mama sako, kad pasidaryti Laimo ligą, gal organizme kažkur kažkada yra buvę. Ir iš pradžių, kas susirgau Laimo, kad man įkando erkė, grinai nugarai buvo toksai pradėjęs raudonuoti. Baltas ir aplinkui ir prietęstas plėmas. Nuvažiavau Šiaulius pas infektologę, pasakė, čia grinai tipinė Laimo liga ir parodymai parodė, kad labai daug borelių yra. O dabar, kad dariau tyrimą šitai va, kada čia aš rudenį, man atrodo, ne, pavasarį, kada aš jau ankstų pavasarį. Pavasarį jau darai, kad nieko dabar. Nieko nėra, nerodo, to rezultatų, kaip jūs sakiau, tai liūdniausia, kad neparodo tiesiog, bet kad ir kokią mes šiandien turim tą aparatūrą, ne kiek ta medicina yra pažengusi, bet savo sveikatą patiems reikia rūpintis. Tai labai ačiū tau, Regina, ir tu tikrai susitvarkysi, aš Reginai labiausiai ko linkėjau, sakau, tu tik būk kantri, nes jeigu jau yra, bet tu darėjai tyrimų, kad tau ten rodė kažkaip reumatoidinį, ne? Kažkas dabar buvo ten tau. Kažką tai rodė, bet aš pasidariau, Šiauliuose dariau MRT, šitai padarė tų visų rankų, liktai kažkas tai, bet ta Panevėžy gydytoja pasakė, kad šitą nieko nėra. Tai va, svarbiausia kantrybės. O jau rytoj išlaukiau 2,5 mėnesius, rytoj iš ryto einu pas gydytojų, kad atliktos visus reabilitacija. O skausmas jums yra? Skausmas, jeigu labai ką nors, sakykime, jeigu ką nors reikia, sakykime, dar žaravėti, ką nors dabar šitai va, skausmas yra. Bet jis mažėja, kad... Mažėja. Jaučiate, ne? Jo. Aš jau dabar šitai dabar jums čia. Pusę metų. Per pusę. Jo. Rūdžių mėnesį. Aš dabar šitai, aš jau galiu laisvai pajudinti tos sąnariukus šitai va. O kitą kartą, nesakau, negalėjau net ne buteliuką atsuk mineraliai. O kokius kiekius vartojate? Jėzus Visko po keturis. Ir dar tu geri, čia dabar, aš atsimenu, nesame idėję Q10, bet ką Elvyra ir minėjau, kad Q10 yra būtinas, vat ir vyresniam amžiam, nes Q10, Q-fermentas pas mus Q10 aš dabar kaip šikščiai gavau užsakymą ir aš vartoju, bet buvau baigusi ir kažkurį laiką, nežinau, gal kokį porą, 3 savaitės aš nenaudoju Q10. Tai dabar aš šiandien vėl gavau užsakymą, tai vėliau pradėsiu vartoti tą Q10 ir aš sakau, manau, kad aš įveiksiu tą ligą. Tu tikrai įveiksi, nes žinau su tavo tokį jau dabar jau visi įveikus, jau sustabdžius, tu truputėlį eina geryn. Tai ačiū tau ir aš manau, kad į mane ir keliems pasisys ir pasakė, gydytoja Šiauliuose Vilkytė pasakė, kad bus reikalingas ateityje, bus reikalingas pusės sąnarių keitimas. Pusės. Jo. Nežinau, bet tai jau iš anksto numato, kaip čia. Matomai, kad Žinome, jeigu vartosi iš reikės keisti pusę sąnarių. Kaip tas pusę sąnarių, jeigu keisi, aš manau, kad visą sąnarį keisiu, o jeigu tą pačią pusę sąnarių. Nereikės tau, Regina. Nereikės. Ir turėsi istoriją, kad nebereikėjo. Ačiū, Reginai. Ir toliau. Dar irgi buvo tokia mintis, gal Reginai yra podagra, kad nerodė tyrimai, nerodė ten visokie dalykai, nerodė to artrito, tai galvom, kad gali būti podagra, nes podagros irgi labai panašus yra simptomai, bet aišku, podagra tai ne autoimuninė liga, o tai tiesiog yra organizmo sutrikimas, kada sutrinka šlapimo rūgšties apykaita. Aš atsiprašau, Dabišiuko, man ta gydytoja Panevėžy pasakė, jums reikia pasitikrinti, pasidaryti tyrimus dėl podagros, gal jums podagra yra? Nėra. Padarysim tą jau, paanalizuosim, kas ta podagra. Tai va, aš irgi žiūrėjau, ar gali būti podagra. Irgi simptomai, kaip matot, irgi sąnarių skausmas, uždegimai, paraudimai, sustingimai ir tiesiog diskomfortas. Ir yra stadijos 2, tai yra pirminė stadija, kada šlapimo rūgšties organizme yra padaugėjusi ir antra stadija, kada yra per daug jau to šlapimo rūgšties ir inkstai tiesiog nebeperdirba, nebeišvalo ir tada prasideda kristalizavimas ir, čia matot,
Ir labai gražus tokie kristaliukai, aišku, geriau nesidėtų jie ant tų sąnarių. Ir tiesiog ir paburkęs tas sąnarys, vat, ir yra vat, toks nepatogumas. Dažniausiai pasireiškia kojos ir rankų pirštuose. Čia pirminė stadija, vat, jeigu jau, sakykime, kažkur nežirniai, kaip Regina, kad sakė, bet jau kažkoks piršto patinimas, tai tada galite tarti, kad čia tiesiog yra apsunkinta inkstų veikla, nes aš tikrai esu persirgus labai sudėtingą ligą inkstų. Ir man kartais užeina va, tas vienas pirštas truputėlį paskaudėti, bet aš jau žinau, ką reikia pasidauginti, ką reikia pavartoti ir viskas labai greitai praeina. O dar mama, kas sakė, kad su metais mes tikrai mūsų inkstai pavargsta. Ką dabar, iš kur atsiranda, ne? Kas dabar susargdina mumis, kaip atrodo? Mes patys. Šita problema tai yra tiesiogiai mūsų problema ir didžioji problema tai yra mūsų netinkama bloga mityba, kada per daug valgom baltyminio maisto. Mes moteris laikomės kažkokių dietų baltyminių, o ne kada reikia, bet pas didžiausias blogis tai yra mėsos gaminiai, o ypač rūkyti. Tai va šitos jau reikėtų griežtai išbraukti iš mitybos, atsisakyti, kad mūsų inkstai nepavargtų. Aišku, alkoholis, ypač alus, nu čia jau gal į vyrų daržą. Į vyrų daržą labiau. Viršsvoris irgi yra nedraugas mūsų, nes turint viršsvorį iš tikrųjų šlapimo rūgštis gaminasi daugiau ir irgi yra apsunkinami inkstai. Lėtinės ligos. Nu, lėtinės ligos kaip arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, širdies ir inkstų ligos. Jeigu esame turėję... Hipertenzija su spaudimu, ne? Jo, kraujospūdis. Ir aišku, vaistai. Vaistų vartojimas, aš kaip sakau, skaitykit visuomet tų vaistų lapelį. Kokius vaistus vartojat, kokie gali būti praėjus kažkuriam laiku šalutiniai poveikiai, arba netgi per didelis vaistų vartojimas, tas nuolatinis, ne, vaistų vartojimas gali tikrai sutrikdyti mūsų sveikatą. Ir kaip mes galim savo padėti? Aišku, mityba. Bet šiai dienai mes žinom, kad mityba, maistas ir mityba yra du skirtingi dalykai. Ir jeigu mums reikėtų, sakykime, vien tik su mityba šiandien susitvarkyti, kaip, na kiek mums dabar reikėtų suvalgyti ko, ne? C vitaminas prie podagros yra numeris 1. Jeigu C vitamino gauti normą, optimalią kiekį, mes turim suvalgyti 21 obuolį. Per dieną. Jeigu gauti per dieną. Taip. Jeigu gauti E vitamino, mes turim suvalgyti 56 trynius. Nu, čia aš sakau tokius jau. Čia optimalios mitybos Biblija, vad kaip galima susitvarkyti. Tai šiandien suprantam, kad mes turim iš tikrųjų įsigelbėjimą, turim maisto papildus, kur tikrai galim suvartoti ir netgi tom terapiniam dozėm. Tai visų pirma, kas gelbėja, tai uždegimą mažina omega, organizmą išvalo nuo teršalų, C vitaminas beta-glukanos, kas padeda inkstam atlikti darbą, tai kruciferis ir flavonoidai, apsauga sąnariams, E vitaminas, žinote, Dainėlį netepsi nevažiuosi, tai jau būtinai reikia sutėpti sąnarius. Ir natūralu, kad jau yra užrūgštintas organizmas ir jį reikia šarminti ir kalcis, magnis plus D iš tikrųjų puikiai atlieka šitą darbą. Tai dabar noriu pasikviesti istoriją, kad papasakotų, ar tikrai galima susitvarkyti podagrą su Neolife papildais ir Zita pasidalins vyro istoriją. Zita, pasakokite savo, čia mes tiksliai nuodas. Sakysiu vyro istoriją. Reikia ją kesti, man tą istoriją. Išlinkit šviesą. Kokie 5 metai taip. Gal sakyt 5 metai jau. Prieš 5 metus vis prasidėjo. Pirmiausia, petys. Gulis sako, man skaud petys. Nu, kažkur susitrenkiau, kažką nešiau. Nieko patepu su kažko praėjim. Nu, praėjai kažkiek vėl laiko. Skaud kelienas kažkur į stalą. Kelienas negaliu paliesti kelieno. Nu ir vėl taip, nu kažkur įsidaužiau, niekit nesakydau. Pasitepsiu su kažkokiasai, o dar 3 kartas buvo pirštas, bet jau pirštui tai nei batą nebekišo ir iš komandiruotės parvažiavo tiesiai į priimamąjį. Sakau, čia nesąmonės ir kažkokias ne tau
Irgi sak, šokau kur nors, tikriausiai pasinarinau. O toj priimamajam greitai jam ten peršvietė. Ir sako, išėjusi, aš laukiau mašiną, išėjus, sako, kažkaip nesąmonė, kažkaip padagrą, sako. O tos ligos dar netgi nebuvo, negirdėjimis apie tą padagrą kažkaip. Padagrą, o paskui, kai jau grįžom namo, sakau, nesąmonių nekalb, kažkas tai ir į Googlis visagalis, praėjom, nu, ir tada atgaminom. Kada prasideda visas galas, tai jau seniai ir tą padagrą. Nu, bet jau prie pirštų, tada jam išrašė vaistų, bet jis kažkaip dar papildomams, sak, čia niekai nepadės seniai. Ir vaistų kubiš pagėrė, bet nedaug. Pasiskaitėm tus vaistus, kada neįtum dar kažkur gal blogesnį padaryti, geriant. Bet jis stepė tepaliukus ir nuskausmą, aišku, įdėmė, nes nekentėjau, sak, aš jau nesiruošiu kentėti. Tas pirštas praėjo kažkiek, tai taip ta podagra irgi praeina. Bet kada kirto dar į alkūnę ir viskas nebepakel jau, čia vėl praėjo kokį metą ir pusmetis ir vėl alkūnė. Tada jau biuletenį išėjo ir vaikščiojo pas gydytojus ne pas vieną. Vienas nuėjo tą pasako, kits tą jam telšiuos toks, sako, tu man paaiškink žemaitiškai, kas čia yra. Gent kaulus, tokie atplėšiukai buvo jam, jis jūsdavo taip, žinai. Sako, gent kaulus tau, reikia operuoti. Tada jis parėjo, sako, nu žinok, sako, daug man tų savo stebuklingų. Sako, aš matau, kad kažkas bus, sako, aš operuotis nenoriu. Nu ir tas stebuklingi, taip ir yra. Gėrėm tikrai dideliam dozėm, dar tarėmės čia ir su Elvyra, kaip ką, kiek gerti. Viską taip ir naudojai, sąžiningai. Bet čia jau nebebuvo tos profilaktinės, jau Ne, tikrai buvo padidintas, mes kokį pusę metų, tai, kokius 3 mėnesius tokiom terapiniam tikrai gėrėm, o paskui pusmetį gėrėjau taip sąžiningai, kiek paršyt ant bangutės, ir po šią dieną jis ger kaip paršyt ant bangutės. Bet nebesikartojau, dabar kokiai 3 metai, kokių nevyksta. O jeigu jau atsijaučia, jeigu kažkur, tik sak, labai reikia daug vandens gerti, jis pats pastebėjo. Nes išvaro, tai, jeigu geri daug tų vitaminų ir papildukų ir tau negersi vandenuką ir gal kažkas irgi jau. Padagar gydantis ir geriant šitus reikia daug vandens. Ypač gliukozaminą, ką gero. Bet jis vartoja, tikrai dabar sąžiningai vartoja ir tiki, ir žino, kad padeda. Ir nereikia vaistukų, kurie dar kitas ligas puokštę padidina. Tokia mano istorija. Tai va, ir kodėl mes jau kaip ir Zitas sako, kodėl jie ir stebuklingi, ir kodėl mes drąsiai dalinomės. Ir terapinės dozės, kas nežino, terapinės dozės yra profilaktiškai yra tai, kas yra parašyta ant bakutės, padidintos tai 2 kartus, terapinės 3 kartus. 3-4 kartus. Čia jau Irutės, man atrodo, buvo pasakyta tos rekomendacijos. Tai va, todėl, kad už šitų papildų stovi begalinis mokslas ir maisto papildai yra padaryti iš mūsų maisto grandinės, kur galima vartoti ir vaikai, ir vyresni žmonės, ir netgi turint gretutinių kažkokių tai ligų. Jeigu ir prireikia, kaip Zita, kad sakė, ir netgi tos nuskausminamai, mes galim drąsiai vartoti ir tikrai savo tik tais pagerinsim ir pasistiprinsim. Tai va tiek. Ačiū.